Sveiki atvykę į pamoką, kurioje pasinersime į vieną svarbiausių 21 amžiaus technologijų – dirbtinį intelektą. Ši pamoka yra skirta tiek jaunimui, tiek mokytojams ir truks apie 1,5 valandos. Galbūt jo net nepastebite, bet dirbtinis intelektas supa jūs kasdien, kai telefono ekraną atrakina veidas, kai navigacija parenka kelią, kai Netflixas ar YouTube'as siūlo, ką jums žiūrėti. Tačiau ar kada susimąstėte, kaip visa tai veikia, kaip mašina gali pažinti, numatyti, prisiminti? Ši pamoka yra pirmasis žingsnis į dirbtinio intelekto pasaulį. Čia sužinosi ne tik, kas yra dirbtinis intelektas, bet ir kaip jis atsirado, kaip jis veikia ir kodėl jo galia turi būti naudojama atsakingai. Dirbtinis intelektas nėra stebuklas. Tai matematika, duomenys ir modeliai, kurie nuspėja, koks atsakymas greičiausiai tinka. Šioje pamokoje suprasime, kuo dirbtinis intelektas skiriasi nuo įprastų programų ir kodėl jis gali mokytis pats. Pakeliausime per dirbtinio intelekto istoriją, nuo Alano Turingo klausimo, ar mašina gali mąstyti, iki neuroninių tinklų gimimo ir gilaus mokymosi revoliucijos. Sužinosite, kas yra neuroniniai tinklai. Išmoksite atskirti pagrindinės dirbtinio intelekto rūšis. Pažvelgsime į dirbtinio intelekto dabartį, kaip jis naudojamas medicinoje, moksle, versle, išmaniuosiuose namuose, transporte, net karo pramonėje. Aptarsime, kur link juda technologija ir kokių profesijų prireiks ateityje. Tačiau yra kita pusė – dirbtinio intelekto rizikos. Šališkumas, klaidos, haliucinacijos, privatumas, dezinformacija, autorių teisės. Todėl vienas svarbiausių šios pamokos tikslų – išmokti naudoti dirbtinį intelektą kritiškai ir saugiai. Jaunimas šios pamokos metu išmoks suprasti dirbtinio intelekto veikimą, atpažinti rizikas ir suprasti, kaip ši technologija formuos jų ateitį. Mokytojams ši pamoka suteiks aiškią struktūrą, kaip kalbėti apie dirbtinį intelektą mokykloje. Nuo istorijos iki etikos. Skatins vesti diskusijas ir padėti mokiniams suprasti technologijų poveikį. Kaip vyks mokymasis. Procesas bus aiškus ir paprastas. Pradėsime nuo šio įvadinio vaizdo įrašo, tada išnagrinėsite pagrindines sąvokas ir teoriją. Po to pereisite prie praktinių įrankių, kuriuos galėsite išbandyti patys. Apžvelgsite realius pavyzdžius, atliksite užduotis ir galiausiai kartu apibendrinsime pagrindines pamokos mintis. Ir svarbiausia, jūs mokysitės individualiai savo tempu, kada jums patogu. Tai reiškia, kad galėsite sustoti, grįžti prie turinio ar peržiūrėti įrankius tiek kartų, kiek norėsite. Ko jums reikės? Tik kompiuterio arba telefono su interneto ryšiu. Jeigu norėsite, turėkite užrašų knygelę, ji pravers, kad pasižymėtumėte svarbiausias mintis ar klausimus, kurie kils mokantis. Ir dabar klausimas, kuris lydės jūs visos pamokos metu. Kas iš tikrųjų mąsto? Jūs ar jūsų ekranas?